Kas buvo Kinijos kultūrinė revoliucija? Iš esmės tai buvo masinis decentralizuotas jaunimo judėjimas pakurstytas pačio Mao Dzedongo kovoti prieš tariamai besislepiančias priešiškas kapitalistines jėgas. Ši kova iš esmės buvo Mao kulto įtvirtinimas visuomenėje bei susidorojimas su potencialiais oponentais partijos viduje ir išorėje. Tai kodėl įvyko kultūrinė revoliucija ir kokie buvo jos tikslai? Viena pagrindinių priežasčių buvo destalinizacija Sovietų sąjungoje ir ją besekantys pokyčiai pačioje Sovietų sistemoje. Ir klausimas, su kuo tai susiję? Tai Mao Dzedongas nors ir buvo pavydus, tačiau itin gerbė Staliną ir jo ideologinį tyrumą bei asmens kultą. Tai dėl to galima sakyti, kad Stalinas Mao buvo itin sektinas pavyzdys. Visgi Stalinui mirus Sovietų sąjungoje prasidėjo reformos. Taip pat pradėta viešai kritikuoti Staliną dėl anksčiau vykdytų persekiojimų ir represijų. Trumpai tariant, Stalino asmenybės kultas buvo demontuojamas. Mao tai žinoma šokiravo, negi ir po jo mirties visa partija atsisuks prieš jo paties palikimą. Viso šito pasekoje Mao itin aršiai kritikavo Chruščiovą, nevaisant ir revizionistų. Tai prasidėjo Kinų ir Sovietų draugystės pabaiga. Išties įdomu, kadangi vienu momentu net karas atrodė labiau tikėtinas su Sovietų sąjunga, o ne su JAV. 1969 metais užsidegė konfliktas keliose pasienio ruožuose tarp Kinijos ir SSRS. Visgi konfliktas buvo užgesintas be didesnio susirėmimo. Tad vienas esminių kultūrinės revoliucijos tikslų buvo užkirsti kelią ideologiniams priešams partijos viduje, nuo žemiausiųjų iki aukščiausiųjų rangų. Mao buvo nusiteikęs išsaugoti savo vardą ir po mirties bet kokią kainą. Kita gana svarbi priežastis buvo pasaulio komunistų judėjimo ideologinio tyrumo klausimas. Sovietų sąjungai pasmerkus visapusį komunizmo lyderį Staliną, iškilo svarbus klausimas, kasgi užims jo vietą ir palaikys ideologinę dvasią. Nenuostabu, kad po Stalino pasmerkimų 56 metų pradžioje, tų pačių metų spalį prasidėjo Budapešto ruduo, kitaip žinomas kaip Vengrijos sukilimas. Kinai šioje vietoje stengiasi apginti Staliną, teigdami, jog jis buvo nepriekaištingas marksistas-leninistas ir kad jo pasiekimai gerokai nusveria jo tariamas klaidas. Chruščiovas taip pat yra teigęs, kad karas tarp imperialistinių ir komunistinių galių nebuvo neišvengiamas ir kad revoliuciją galima vykdyti taikiomis priemonėmis. Tai buvo visiškai nesuderinama su tuometinė Kinijos pozicija, juk pats Mao kadaise rašė, revoliucija kyla iš šautuvo vamzdžio. Žinant šią priešistorę, kaipgi vyko kultūrinė revoliucija. Be kruopščios destrukcijos nebus didingos kūrybos. Tokie Mao žmonos Jiangqing žodžiai skambėjo laikraščiuose kultūrinės revoliucijos išvakarės. Jie buvo skirti visiems – mokiniams, studentams, miesto intelektualams, darbininkams, valstiečiams ir, žinoma, partijos nariams. Visi iki vieno buvo kviečiami paimti revoliuciją į savo rankas prieš pagrindinius liaudies priešus, prieš žemvaldžius, pasiturinčius valstiečius, kontrrevoliucionierius ir dešiniuosius. Žinoma, pirmas dvi kategorijos yra labai aiškios ir pamatuojamos. Jeigu turi žemės ar lėšų, tuomet esi klasės priešas. Tačiau kontrrevoliucionierių ir dešiniųjų kategorijos buvo specialiai paliktos miglotos. Iš esmės, bet kurį gyventoją buvo įmanoma apkaltinti esant režimo priešininkais ir su jais susidoroti. Dažnai užtekdavo paprasčiausiai parodyti minimalų suabejojimą bet kuo, kas tuomet vyko Kinijoje, ir tu galėjai būti paskelbtas liaudies priešu ir būti persekiojamu. Reikia nesekti aklai, o mąstyti savarankiškai. Ši mums savaime suprantama frazė buvo priešas numeris 1. Revoliucija pirmiausia prasidėjo universitetuose ir mokyklose. 66 metų birželio 13 dieną buvo priimtas sprendimas laikinai nutraukti švietimo programą. Pernakt virš 13 milijonų mokinių ir studentų buvo laisvi sutelkti visą dėmesį klasių kovoms. Staiga hierarchinė struktūra mokyklose visiškai apsivertė. Mokiniai iš kairės į dešinę kaltino mokytojus įvairiausiais pritemptais kaltinimais. Nebuvo apsieita ir be fizinio smurto prieš mokytojus ir kitus mokinius. Iliustratyvus absurdiškos tuometinės situacijos pavyzdys buvo, kuomet vienos Pekino vidurinės mokyklos mokinys parašė nereikšmingą eilėraštuką. Visgi, jo klasiokai užsikabino ant to ir apkaltino jį stojant prieš Mao ir mušė tol, kol sulaukė šio prisipažinimo. Tuomet apkaltino planuojant nužudyti Mao, apie ką jis teigė bijojo net pagalvoti, tačiau sulaukęs daugiau fizinio smurto taip pat prisipažino. Revoliucija, žinoma, neapsiribojo tik mokyklomis ir universitetais. Greitu metu chaosas persimetė per visą šalį. Kiekvienas Kinijos liaudies respublikos pilietis, išskyrus patį Mao, galėjo būti kaltintojas arba kaltinamasis. 67 metais populiariu sukilimu buvo nuversta tuometinė Šanchajaus valdžia ir pakeista grynakraujais revoliucionieriais. Tai buvo pavadinta Šanchajaus komuna pagal 1871 metų Paryžiaus komuną.
Svarbu paminėti, kad maoistinė Kinija buvo visiškai totalitarinė valstybė, tačiau nepaisant to buvo leista ir net skatinta liaudžiai organizuotis į populiarius sukilimus prieš valdžios atstovus. Dėl to saugūs nebuvo net patys aukščiausi valdžios atstovai. Būsimasis šalies valdovas Deng Xiaopingas revoliucijos metu buvo nušalintas iš pareigų ir viešai pažemintas net 2 kartus pačioje revoliucijos eigoje. Įvykius sūkuryje nuskambėjusi dažna frazė Deng Xiaopingas yra Kinijos Chruščiovas. Suprantama, tai buvo itin rimtas kaltinimas ideologiniu neskaidrumu. Esminė Deng Xiaopingo klaida buvo tai, kad jo suvokimas buvo iš esmės pragmatinis. Geriausiai jį apibūdina ši jo paties frazė. Nesvarbu, ar tai juoda ar balta katė, jeigu ji pagauna pelę, reiškia ji yra tinkama katė. Ši citata puikiai apibrėžia jo požiūrį į praktinius valstybės valdymo reikalus, tačiau, žinoma, tuometinėje raudonoje anarchijoje paskandintoje Kinijoje toks požiūris buvo nepriimtinas. Visgi, vėliau Dengas turės lemiamą vaidmenį būsimojame Kinijos iškilime. Įdomu tai, kad visa tai vyko absoliutaus palankumo Mao Dzedongui fone. Kasdieniame gyvenime išplito įvairiausi Mao garbinimo būdai, kasrytinė malda pačiam Mao atsisukus jo portretą, priešdarbinis jo kūrinių skaitimas ir panašiai. Bet kas neparodo 100% meilės Mao, galėjo būti taikiniais, tačiau ir revoliucionieriai ir tie patys kaltinamieji dažniausiai buvo stiprus Mao palaikytojai. Beveik viskas buvo leidžiama vardan ideologinio išsigryninimo visuomenėje. Šio chaoso sūkuryje neišvengiamai susiformavo susipriešinusios revoliucionierių grupuotės, trokštančius priešininkų kraujo. 17-metis mokinys paliko savo prisiminimus apie tai. Vakar ryte, dar nespėjus pavalgyti, grupuotė milijonas didvyrių susirinko daugiau nei 10 000 žmonių. Vyriausiasis buvo kažkas vardu Li iš Wuhano medvilnės gamyklos. Susitikime Jianghan viešajame parke, jis pasakė. Mūsų pagrindinis šiandienos tikslas yra nužudyti visus Wuhano 3 miestų zonos grupuotės populiari rojaus ryšių stotis narius. Kai išgirdau naujieną, aš neskubėjau su 2 kaimynais prie 6 perėjų tilto. Kai mes ten patekome, aš nužudžiau 5 vaikus su savo peiliu. Mačiau, kaip kiti nužudė bent 36 priešus. Tuo metu, jei susidūrėte su žmogumi, kuris šaukė žemyn su raudonąja gvardija, jūs juos nužudėte. Taip pat buvo viena bendražygė, kuri taip pat peiliu nužudė būrį vaikų. Aš su peiliu nužudžiau 5. Vieną dūrį į juosmenį, 2, 3 ir 4 dūrių į nugarą, o 5 į kaklą. Visiems buvo gal 8-9 metai. Mums buvo pasakyta, nužudę jauną berniuką gausite 20 juanių, už priešų kovos komandos nario nužudymą gausite 50 juanių. Aukos neapsiribojo ties žmonėmis. Masinis kultūrinių reliktų bei tradicijų naikinimas taip pat buvo esminis judėjimo tikslas. Kaip minėta anksčiau, Mao taip pat ragino kovoti prieš vadinamąsias 4 senienas. Senas idėjas, seną kultūrą, senus papročius bei senus įpročius. Vien Pekine iš beveik 7 000 kultūrinių istorinių objektų sunaikinta arti 5 000. Pekinas tik per premjero Zhou Enlai apsaugą vos per plauką nebuvo pervadintas į Rytai yra raudoni Dongfanghong pagal populiarią dainą tuo pačiu pavadinimu. Liūtus esančius Tiananmen aikštėje taip pat norėta pakeisti bronzinėmis Mao statulomis, tačiau ir šiam ekstremumui premjeras užkirto kelią. Vienas ryškiausių atvejų buvo Raudonosios gvardijos išpuolis Konfucijaus šventykloje Čiufiu mieste. Teigiame, kad buvo sunaikinta daugiau nei 6 000 įvairių kultūrinių artefaktų, daugiau nei 900 paveikslų, daugiau nei 2700 knygų, 1000 akmeninių stelių bei išniekinta per 2000 kapų. Konfucijus buvo laikomas buržujų luomo atstovu, tad ypatingas dėmesys buvo skirtas jo pasmerkimui. Viename mitinge buvo teigta, būti auklėtam Konfucijaus minčių niekada niekam nieko gero neatnešė ir augino tik bailius, niekšus, kurie išnaudojo, engė ir tyčiojosi iš kitų žmonių. Konfucijus norėjo ugdyti tik dvarininkus, turtingus valstiečius, kontrrevoliucionierius ir dešiniuosius parazitus. Mūsų atsakymas yra 1000 kartų ne, 10 000 kartų ne. Yra žinoma, kad Bengansų provincijoje buvo persekiojami žmonės tiesiog turintys Kong pavardę, kuri yra kiniško Konfucijaus vardo Kongzi dalis. Taigi valstiečiai buvo engiami vien dėl šių tariamų ryšių su senuoju Konfucijumi. Šis chaoso ir smurto sūkurys truko 10 metų iki Mao Dzedongo mirties 76 metais. Kultūrinės revoliucijos metu visuomenė didelė dalimi perėjo nuo gamybos ir švietimo prie politikos ir oponentų persekiojimų. Dėl to nenuostabu, jog visų revoliucijos metu ženkliai krito ekonominis našumas. Pagrindiniai judėjimo architektai siekė maksimalaus Kinijos gyventojų įsitraukimų į šitą revoliuciją. Tai žinoma įskaitė ir pačius darbininkus. Nuosaikesni politikai tokie kaip premjeras stengėsi kiek galėdami apsaugoti Kinijos tiekimo grandines ir gamybinį našumą. Provincijų žemesnio rango valdininkai taip pat norėjo išvengti revoliucijos chaoso,
kadangi suprato jo neigiamas pasekmes produktyvumui. Tačiau Mao norėjo vykdyti revoliuciją nuodugniai ir iki pamatų, teigdamas, kad gamyklose taip pat gali užgimti kapitalizmo šešėlis, dėl to negalima jų išskirti. Žinoma, ekonominių realijų sunku nematyti, tad kai kuriais atvejais darbininkams buvo liepta vykdyti revoliuciją gaminant produkciją ir kultivuojant žemę. Gamybos brigadose valdžios perversmai buvo nebelaukiami. Visgi, revoliucija paliko savo antspaudą ekonomikai. 67 metais industrinė gamyba smuko 14%, nors buvo prognozuojama 16% kilimas. Plieno gamyba smuko trečdaliu nuo praeitų metų, anglies gamyba per 18%. Naftos bei kitų industrijų gamyba taip pat smuko įvairiais rodikliais. Tai visgi lieka klausimas, ar buvo protinga kartu su studentais mobilizuoti ir pagrindinės gamybinės jėgas valstiečius ir darbininkus. Nagi tai kokios buvo viso šito absurdiško chaoso pasekmės? Po Mao Dzedongo mirties partijos viduje prasidėjo pokyčiai, siekiant ištaisyti revoliucijos klaidas bei įvesti tvarką šalyje. 2 kartus pažemintas Deng Xiaopingas vikriai sugebėjo manevruoti naujoje, nebe į Mao garbinimu fokusuotoje aplinkoje, ko pasekoje jam pavyko sutelkti valdžią savo rankose. Pagrindiniai kultūrinės revoliucijos ideologai vedami Mao žmonos Jiang Qing buvo suimti ir įkalinti. Deng Xiaopingas ėmė vykdyti daug praktinio pobūdžio reformų, gerokai arba kai kuriais atvejais visiškai atskiestų nuo ideologinio naratyvo. Jo atsidarymą į pasaulį bei rinkos ekonomikos įvedimo politiką paženklino Kinijos būsimo beprecedenčio augimo laikotarpio pradžią. Įdomu tai, kad visos kultūrinės revoliucijos metu Dengas buvo aršiai kaltinamas esant revizionistų ir kapitalizmo restauratoriumi. Visgi šis kaltinimas išties pasirodė esantis teisybė. Naujoje eroje vyko tyli demaoizacija. Toli gražu ne Stalino pasmerkimo lygmeniu, tačiau Mao asmenybės kultas nebebuvo iškeliamas, buvo pripažįstama, kad kultūrinės revoliucijos metu buvo padaryta daug klaidų, nors bendrame vaizde vertinama, kad ji buvo daugiau teigiama nei neigiama. Partijos nariai bei pats Dengas, žinoma, suprato buvusio chaoso katastrofinį efektą Kinijos visuomeniai, tačiau negalėjo atmesti Mao, Kinijos komunistų partijos įkūrėjo palikimo. Esminis revoliucijos efektas buvo masinis nusivylimas tikruoju komunizmu. Pasibaigus ideologiniam gaivalingumui sklidusiam iš Mao, kartu su kultūrinės revoliucijos chaosu, smarkiai praskleidė visuomenės entuziazmą. Partinis aparatas ilgainiui nebebuvo idėjinių komunistų samplaika, o elementarių karjeristų be ideologinio pakylėjimo. Liaudės pasitikėjimas tokia valdžia taip pat smuko. Pasak kai kurių šaltinių, 2005 metais vyko daugiau nei 87 000 protestų šalyje. Reikia nepamiršti, kad Kinija išlieka autoritarinė valstybė, tačiau skaičiai yra gana unikalūs. Galiausiai, ironiškai, tačiau Mao Dzedongo kultūrinė revoliucija padėjo pamatus radikaliam Kinijos šuoliui pirmyn į kapitalizmą. Visi suprato, kokia yra alternatyva.